Birželio 12. Jau kimbam į darbus. Gavau pirmą užsakymą iš McDonald'o. 9:30 dabar yra plius minus. Šiaip iš tikrųjų biškį užsivėlinau šiandien. Vakar ilgai editinau video. Galvoju, kol čia jums, nes vis tiek norėjau šiandien įkelti jums parodyti, tai jau esu pasiruošęs, tai esu ramus dėl to. O šiaip, ką žinau, kažkaip ryte atsikėlęs, čia visą, kai susirašiau, peržiūrėjau tą savo video ir taip dar kartą pergalvojau, prisiminiau vakar tą bičelį, kur iš kino bambuko išėjau, tas kolega mano, tas mažiuks toks nykštukas. Tas kolega, kur vakar sumušėm 5,000. Prisiminiau aną kažkaip, ką žinau. Galvoju, geras bičas. Ja, tai. Nėra jie blogi žmonės, jie gal šiaip viskas gerai su jais. Tiesiog jie atvažiuoja iš tokios šalies, kur nėra gal biški tokios kultūros, biški tokios supratimai ir jiems labai sunkiai sekas čia integruotis iš tikrųjų. Kaip žmonės jie gal ir geri. Nėra jie ten kažkokie blogiečiai. Visi tokie su šypsenėliam viską. Nežinau, gal biški po to, kai davė 5, biški kitai pradedu jau galvoti apie vienus, bet reikia kažkaip nesuskysti. Ne, reikia laikyti savo toliau. Bet šiaip tas bičelis patiko man. Kai žinarinėje geria kokį ten alų, dar ką nors, pakvieščiau šį aliuką iššauti kur nors. Įsivaizduokit įmonės balius ramiai. Aš su visais tais dalyvaujantis sėdis ramiai alų dedami save. Prigėrė, paskiau pykstamės, kas čia, kodėl tu veži po €20, palik man tokius aš išvešiu. Šiaip būtų jokingai. Bet šiaip esu ne kartą pagalvojęs, kas būtų, kodėl, pavyzdžiui, visi, kas dirba, turi ten įmonės balius, ten dar kažką šventės, kodėl mes nieko neturim. Turbūt, kad pas mus greičiausiai darbuotojų yra čia vien Klaipėdoj, koks, nežinau, 3,000. Tai tiesiog valdžiai būtų per didelę prabangą padaryti mums dabalių. O gal mums reikėtų patiems kažkaip pat organizuotis ir pasidaryti čia viską patiem. Nežinau, bet aš čia neorganizuosiu nieko. Bet su to mažu nykštukėliu norėčiau kokį kartą atsisėnus biškį padalyvauti. Įdomu, ką jiems papasakotų, kaip jie čia mąsto, kaip jie viską čia suvokia, kaip jiems ta Lietuva patinka, nepatinka. Nu, įdomiai. Bet šiaip būtų irgi idėja, kokį pasigauti tokį draugėlį, vakarina įtsina, kur nors taip atsisėdus, taip pasibūti, pasišnekėti. Vis tiek būtų toks, ką žinau, experiences įdomus. Tiek jam, tiek man. Būtų win-win. Oi, nu savo kaip netin aukštai. Geras. Taip, paėmęs užsakymą, atsipūtęs važiuoju, žiūriu, kur aš važiuoju, vėl iš Žuvėdrų kopas. Vėl prisižiūrėsim gerų vaizdelių. Nežinau, ar čia reikia daugiau komentarų kažkokių. Wow. Wow.
Kai kam penktadienį startuoja, va taip va. 12 liuko, taip lengvai. Ir čia kas svarbiausia, pasiėmė vienas žmogelis, kuris pastoviai va taip pavaro. Stabilus klientas. Šiaip juokingai buvo, ką tik vežiau klientą valgyt. Pareinu tokia moteris, sako man. Sak, taip ir galvojame, sako, kad atveš mums youtuberis valgyt. Šiaip žiauriai juokingai. Pirmas žmogus, kuris mane tipo atpažino iš YouTube'o. Skaityk vežu užsakymus jau kelintą, čia 12 dieną yra. Ir nieks nebuvo nieko pasakęs, ne žodžių. Greičiausiai, kad nieks net nežinojo. Šiaip juokingai buvo, šiaip ir keista biški to pačiu. Primesk su tokiu Priusu užsakymus čia pavežiotumėm. Neblogai atrodo toks visai, ką? Įdomu, ar į šitą dujas įdėti. Ar čia jau nebesideda. Nes Priusas be dujų realiai yra ne Priusas. Žodžiu, iškrito užsakymas man iš čili picos. Nu, ten tipo dukterinė kažkokia tikra višta, tipo vadinas, nors iš tikrųjų ten čilis. Ir žiūriu, yra man parašyta, tipo appse, aš jums to įmesiu nuotrauką. Atsimti čili pizza restoranas, viskas ok. Earn 50 cents, tipo extra for menu fotos. Tai tipo aš galiu ten nuvažiavęs, kai suprantu, sufotkinti meniu to čiliako. Susiųsti į Voltą ir už tai aš gausiu 50 centų iš jų. $50 už tai gauti. Kad aš sufotkinsiu visą meniu ir jiem nusiųsiu. Jie man pridės 50 centų. Ai, tiek to, geriau išvešiu tą užsakymą aš. Šiaip esu apakęs biškį, nesuprantu, kas vyksta. Man metė užsakymą iš City Pizzos. Už 2,77 €, nu, sakykim, okei. Ir kylai, kiek reikės pravažiuoti, tai 5,6. €2,77 už 5 kylus ir 600 metrų. Ta prasme, aš tą atmečiau, kitas iškart vėl šokst. Tai realiai dar rimtesnis. 3,7 € už 7,7 kilo. Nesupratau. Gal čia Voltas neišsipagirėjo dar iš pavakar. Čia tipo taip šeštadienį startuoja, tokiam kainom. Nu wow. Nu žiūrėsim, kas čia bus toliau, nes kol kas tai žiauru iš tikrųjų. Šiaip esu 2 išvežęs. Ką tik, kad ir patį pirmą užsakymą vežiau iš Volto, 4,10 € buvo, reikėjo prasukti apie 4,5 kilo. 4,10 € už 4,5 kilo, viskas okei. Bet čia ką metį, tai nesąmonė. O kas liečia birželio 12, kiek surinkau, tai per Voltą 72,73 € ir kas svarbiausia, 4 € arbatos buvo. Nu čia yra vau. O per žalią Boltą vakar žymiai mažiau kažkodėl, 17 € kem 4. O arbatos į rankas negavau iš vis nieko. O iš viso vakar surinkta buvo 90,17 €. Šiaip Boltas nerodo, vat, pavyzdžiui, kai užžiūri atgal dieną, tipo, kiek vakar surinkai, nerodo, kiek arbatos, pavyzdžiui, buvo įkritę į tą programėlę. Tai per žaliai Boltą buvo berods kažkur euriukas, euras pem gal kažkur. Tai žodžiu, iš tikrųjų turėtų būti 91,67 €. Nu va, iškrito Stasio kampas 3,80 €, 5,3 km. Tai pasirodo, gali iškristi ir normaliai. Tiesiog pradžiai pabandė, taip galvoja, gal tu dar tebemiegi. Arba galvoja, gal tebesu koks pachmelingas iš kokio penktadienio. Tokimis tokia nesąmonė ir pažiūrės čia, kaip aš reaguoju, kaip ne.
toks bairis buvo, iš tikrųjų, ką tik vežiau užsakymą. Ir, žodžiu, ten parašė klientį palikti prie durų, visą kitą. Žodžiu, vakar būtent čia vežiau tą užsakymą. Tai galvoju, čia ta pati klientė. Atvežu užsakymas, normaliai vartai atidaryti. Čia kaip pasižiūri šonu, visur viskas uždaryta, viskas tvarkingai čia. Žodžiu, nėra kur kitur. Vartai atidaryti, vadinas, dažniausiai klientai palieka atidarytus vartus. Nes laukia, kada tu atneši tą užsakymą. Nes, ypač kai palikti prie durų, tai būna tokia situacija. Nu ir ždailiai, pjaunu į tą kiemą, nueinu, padedu tą užsakymą, išeinu lauk. Ir toks galvoju, blemba, kažkaip netaip viskas, čia kažkas įdomi, nieks neišeina, nieko, žinai. Išeinu lauk ir žiūriu, kad tas adresas, kurį yra nurodytas, tipo, kur reikia palikti. Ir iš vis net ne tas, kur aš palikau. Šitos galvoju nesuprantu. Nu ir ką, pasižiūriu į tą šoną, čia yra uždaryta, tai čia tas adresas tikslas. Skambinu tai klientijai, nekelia. Aš stoviu per tas mašinas, jau nežinau, kur čia ką bedaryti, bet tai čia ar čia, gal adresą sumaišė, gal kažką, nu, bet sako palikti prie durų, bet kad aš praeiti negaliu, čia vartai visur uždaryti, tai kaip čia, nepagaunu logiko, žodžiu. Žiūri, išeina klientė iš ten iš tų vartų, sako jau, tipo, tai čia, sako. Okei, sakau, vakar vežiau čia, sakau, galvau, ką čia, vartai atidaryti, viskas kaip priklauso. Jinai prašė, kad palikčiau prie durų. Kaip aš galiu palikti prie durų, kai viskas uždaryta čia. Tai žinai, vienu žodžiu, sakau, čia pasitaiko visko, pagrybauju ir pats kartais. Kartais dėl savo kaltės, kartais ne, kartais dėl klientų, kartais dėl kaimynų. Žodžiu, visai būna, bet nu, to pačiu ir juokingai ir įdomiai, bet svarbiausia, kad dakeliautas užsakymas ten, kur turėjo dakeliauti. Biški gavau tokį užsakymą. Buvo daug pinigėlių, bet žiūriu, kelias yra daug blogesnis negu pinigėliai. Ir taip reikia varyti 1,9 kilo. Praktiškai 2 kilus taip štais vakaitinu. Nu, kartai žmonės gyvena ir tokiuose vietose, ką padarysi. Taip ir važiuojam. Nelabai kaip ir aplenkti ją. O jinai greičiau ir negali, kaip suprantu. O dabar persireikės galėsim lenkti. Tikiuosi čia nenudaušios, tai dešinį jos taip ir pravažiuoja. Ne, all good, važiuoja. Mergaitė ten su motoroleriu į miestą išdėjo į trasą šeštadienį. Dabar yra lygiai 3 valandą, aš jau turiu 60 eurų. Šiaip labai paprasta yra mediena. Man tai žiauriai gerai, nes man nėra jokių problemų, jokių nesąmonių, jokių maišų, nuplišimų. Maišai neplyšta, sriubas nebėga lauk, klientus eina surasti. Nu, aiškus, buvo vienas tas bairis, kur vos nepalikau maisto ne ten, kur reik, bet apart to viskas juda be problemų. Man gerai, bet jum blogai, nėra man ką jum parodyti. Nieko, bus dar tų bairių, viskas okei. Žodžiu, varau, pavalgysiu, biški pailsėsiu ir po to kipsim damušti dienelę. Ką tik su Voltu turėjau reikaliukų. Sako jisai man, sveikas kurjeri. Sako, mes tau duodam užsakymą, 2 užsakymai, 3 eurai lygiai. Sako, tu negalėtum mums pagelbėti, biški, išvežti veltui viską realiai. Sako, duosim, sako, 3 eurus už 2 užsakymus. Gera kaina. Įmetu jums skrinčotą, šiaip sujuokino. Tai čia yra, jaučiu, antirekordas birželio, kokį užsakymą padavė. Ir šiaip pradėjo lyti, nors buvo tokia graži diena. Aiškus, atitinkamai ir apsirengiau jau iš karto. Persimau maikę, kelnes, kedus. Sėdėjau mašinui, laukiau, kol čia padarys man užsakymą ir aš tenai atkreipiau dėmesį šiaip.
ten mašino, jeigu matai, suka sraigtasparnis, žada toj pakilti. Įdomu, kaip jis taip veikia. Sraigtasparnis, tas nebesisuka. Sveiki. Sveiki, Atinai. Koduko reikia. To esi, gerai. 4 skaičiai ten turi. 001 šveisi. Jo, visai, okei. Tuoj. Ačiū labai. Okei, skanaus tiesiog. Rimtai atrodo žmogus kapalėpiai gyvena. Atvarėme tokią vietelę, kur realiai yra pastoviai problemų. Jie paspaudžia, kad užsakymas padarytas, užsakymas būna nepradėtas daryti. Tai dabar vėl ta pati situacija. Pažiūrėsim, ar užsakymas yra paruoštas ar ne. Esu turėjęs čia gerą konfliktėlį, iš tikrųjų čia vis sužiauriai ištvariau. Nežinau, kaip šį kartą bus. Bus jie paruošę, ne? Order is ready or no? Yes, it's ready. The smart plate is ready. You are asking. Prisimena ne mane. O, braderis. Palikau išliuk užkurtą su rakteliais, su visko. Realiai sėsk ir važiuok. Sako, brother. How are you, my brother? Šiaip dėl to čia, nežinau kaip ten jį pavadinti, restoranėlis ar kas ten. Labiau ten toks kioskelis. Tai žodžiu, ten spats jie vadina, žinokit, jeigu ką turėkit omeny, kad jeigu jūs iš Volto ten užsisakysit valgyti ir jeigu tuo metu tenais bus kokie 2 ar 3 žmonės, tai jie ir negamins jums to užsakymo per tą Voltą. Nes jis man taip ir pasakė praeitą kartą, nes ten turėjau tokį konfliktėlį iš tikrųjų gerą. Atvariau paimti užsakymą, jie buvo pažymėję kaip paruoštą tą užsakymą, žinai. Okei, aš nueinu jo paimti nėra, žinai, sako, sorry, tipo, turim čia daug darbo, ateik už 5 minučių, sako, bus jis paruoštas, žinai. Nu, okei, visko pasitaiko, žinai, čia pažymėjo dar kažką, čia, nu, viskas yra okei, visi klysta, žinai. Nu, nuėjau į mašiną, praėjo 5 minutės, nu, jau ten kažkaip, gal netgi po 7 atėjau, kažką gal biškį užsiskrolinau, ateinu po tų 7 minučių. Sakau, nu, tai kur tas užsakymas? Sako, nėra dar, sako, bet toj čia jau bus, sako, 5 minutės ir bus. Tai sakau, tu sakei 5 minutės jau prieš 7 minutės, kad bus. Sorry, čia viskas okei, čia bus. Sakau, tu tikrai padarysi ar ne, sakau, nes tu jau čia gydai mane. Bus. Nu, ten dirba kažkoks ten vėl kita tautis, atsistojęs, ten toks naglas. Nu, sakau, okei, aš jau matau, kad čia vyksta nesąmonės, ta prasme. Išėjau aš, pareinu po 5 minučių. Sakau, kur užsakymas? Sak, 3 minutės ir bus. Nu, karočiui, pasiutau konkrečiai.
Tai žodžiu, jau tada atėjo ten visi, sakau, ką jūs čia pjaunat tą grybą, sakau, jūs čia išsityčiat iš manęs, ką jūs čia darot, sakau, štai normaliai atėjęs paklausiu, sakau, kada tu padarysi, tai jeigu tu nesugebi padaryti to užsakymą, tai tu būk malonus, tu paimk man tai ir pasakyk, aš atsišaukiu tą užsakymą ir lekiu ten, kur man reikia, o aš ten stoviu ir auginu save, jis ten mane gydo, čia 5 minutės, po 5 dar 5, po 5 dar 3, po 3 dar 2. Tai sakau, tai mes čia taip visą dieną varysim, sakau, ką tu čia, sakau, darai, aš nesuprantu. Sako, dabar aš tau paaiškinsiu, sako, kaip yra ta visa sistema, jis man. Nu, sakau, man baisiai įdomu, sakau, pasakok. Mums neduoda užsidėti, tipo, to laiko, žinai, tipo, per kiek laiko reikia pasidaryti. Tipo, jiems kažkaip reikia daugiau laiko. Taip, sakau. Tai va, mums Voltas duoda tik 20 ar 30 minučių, kaip pavyzdys. Sakau, nu, dėkim. Tai va, mes negalim daugiau užsidėti. Sako, dabar pas mus ateina klientai tą, tipo, ir užsisako čia gyvai. Tai mes pirmai eiliai, sako, jiems darom valgyti. Sakau, tai kaip suprasti jiems pirmiems? Tai jūs, sakau, tą, ką jūs priema tos užsakymų iš Volto, tai jūs nešat atsakomybę už tos užsakymus, kai jūs spėsit laiku padaryti, kai jūs dar kažką, kai jūs supakuosit, kai jūs paruošit ir jūs, kad į tos laikus nevėluosit. Nu, bet mes pirmą eiliai čia turim. Tai sakau, tai sakom, bet mums Voltas neduoda daugiau to laiko prasiplėsti. Tai sakau, draugas. Jeigu tu matai, kad tu nespėjai padaryti to krenta užsakymus, tai tu būk malonus, atšauk jį ir neprimk jo. Užtilo tada jau. Nu, tai palauk, draugas, nu tai čia ką žmogus, čia kuris atėjo gyvai, bet kaip jie masto, aš nesuprantu, vis tiek tas jų mąstymas yra kažkoks stebuklingas. Kaip jie masto? Jeigu žmogus yra gyvai atėjęs viduj, viskas, jis yra žmogus jau jiems. Bet tas, kuris užsisakė per appsą, kuris laukia namuose ir jam ten vėlos, neaišku, kiek tas užsakymas, jiems yra dzin. Nu tai, nežinau, su tokiais požiūriais man biškį įdomu. Nu bet sakau, nebūtų jie iš kažkur kitur atvažiavę, tai nuostabos per daug, žinai, ir neturėtų kelti. Tai su jais sakau, žiauru. Nu, čia ne vienas aš skundžiasi, jau daug kas čia yra iš tų, kurie irgi sakė, atvažiuoja paruoštą. Nėra ką paimti, jie net gaminti, net nepradėjo. Tai mes turėjom klientus, sako, tai tu palauk, tai tu ką tu su to Volto appsu pasijungęs ten žaidė. O krenta žmogaus užsakymas eurai nuskaičiuoti, jis užsisakė, jam duoda ten laiko tarpą, kai jis per tiek atveš, kad per tiek laiko tas užsakymas bus atvežtas jam. Ir jisai, čia pas manęs ir klientų, sako. Tai aš čia ir jis taip ir pasakė, sako, aš nedarau ir aš, sako, nedarysiu, kol aš turiu klientų vietoj. Sako, pirmą eilį klientam, o paskiau aš tik Voltus darau. Tai aš sakau, tada jeigu tu nesugebi dirbti, tu atsišauk iš vis tą Voltą. Vėl tada, žodžiu, nesąžininga. Nesąžininga jūsų atžvilgiu. Tie, kurie užsisakot maistą, jūsų atžvilgiu yra nesąžininga. Tai jeigu jūs užsisakėt ir, pavyzdžiui, norit vakare pavalgyti prie kažko, ten filmo, dar kažko, laukiat, jums čia turi atvežti per 20-30 minučių, laukiat, jums atveža po valandos 30. Tai kartais būna, kad žmonės jau ir nebenori valgyti, arba jau net nebereikia jiem valgyti. Šiaip ne vienas žmogutis man jau sakė tą patį variantą. Jeigu nenori kuro užsipilti brangią kainą, tai važiuok užsipilti sekmadienį, sako, bus pigiausiai nesti. Ir iš tikrųjų, žinokit, tiesą sakot, nes pasižiūrėjau šiandien kainą €64. Tai kaip tik va, man realiai eina bakas į pabaigą. Nežinau, maks nuvažiuosiu gal kokį 30 kg dar ir reikės užsipilti. Tai jeigu kolonėliai €4, tai realiai aš užsipilsiu už kokį €1. Aš nepamenu, kada piliau tokią kainą, iš tikrųjų bus žiauriai linksma. Ta prasme, čia geras prikolas buvo. Vežiau užsakymą, žmogui nešiau į butą. Ten ant šalygatės šnekėjos kažkokie žmonės. Turėjo šuniuką tokį baltą škotų terjerą, kas jis ten skaitos. Einu pro šalį ramiai, sėdėjau. Pribėgo, įkandu į koją, karočią. Šitais, karočią, kelnes sudraskė ramiai. Taip, ramiai. Ant lengvo, karočią. Ką žinau.
Sako, atsiprašau. Eiktų, na, sakau, prisižiūrėkite savo debilą jūs. O jeigu skandu, tai ką jūs čia darot? Oi, atsiprašau. Karočią. Tai viskas, dzin. Man nei čia skauda, nei ką. Dabar turiu varyti primamai, karočią, kad mane čia pračekintų. Drugis, tai ten sergantis, kas nors tašo. Tai jeigu jau ten pribėgė skando, tai gal rimtai kažkoks yra nenormalus. Karočią, jau žadėjau realiai važiuoti namą ir tokie šūdai. Ką, lekiam į primamą jaučiu. Net nežinau, net kokia ta procedūra, jie ten patikrins kažkaip, ar kas ten bus. Žodžiu, atvariau į universitetinę, sako, šiandien mes nebudim. Sako, parodyk, aš ir parodžiau, sako, nu, žinok, reik skiepyti, sako, žinok, jeigu nežinai ten nieko. Sako, jeigu ten koks kaimynų, ten pasiklaustum, pasakytų, kad skiepytas. Ne, tai sakau, čia tokie degradėliai buvo realiai, tai ką čia jų tikėti, čia paskiepits, nepaskiepits, aš varau susiskiepiju ir aš turiu žinoti. Šiaip sakau, aš geriu šiuo metu antibiotikus, tai čia kad dar užsiskiepysiu ant viršus, ar nebus bėdų. Ne, sako, jis sakė, čia visiškai neįtakoja tipo tas reikalas. Nu, sakau, aš nedirbu čia tokiose vietose, nežinau, tai žinai. Sako, jo, tai važiuoju dabar ir Salomėjos Nėries 3, kuri yra ta respublikinė, berods, taip vadinasi. Varau susiskiepyti. Ei, na, šiaip juokinga. Šiaip žiauriai juokinga. Kokie, glušiai tie maži šuniukai. Aš ėjau pro šalį, jie ten stovėjo, karoč, viskas normaliai. Tik tais žiūrius, taip staigiai, parbėgo, pribėgo, taip, 1-2 pribėgo, cukšt, į koją. Galvoju, okei. Ne, sakau, jūs čia geras, sakau, stumet. Čia toj ligoninė sako, tai reikėjo policijai iškviesti, sako, kad nubaustų jos. Aš išvengiu, sakau, su mūsų tokia sistema, tai čia nubausios jos, jo, kiek ten gaus 20-50 eurų baudos ir realiai rytoj vėl iš naujo, taip pat jie ten viską varstų savo šuniukų. Tai čia, žinai, nėra laiko žaisti tų nesąmonę, aš greičiau susitvarkau savo reikalus, einu mėgoti, takoja man činkis ir iškis. Nes reik dabaigt challenge-ą. Pirmo eilė yra challenge'as. O čia įkando, čia dar kažką, čia niekam neįdomu. Beleka. Realiai. Aš ir galvoju, taip ramiai viskas eina, čia juda, taip kažkaip per daug čia taip paprastai. Aš ir galvoju, atėjau taip tuščia pas jų ten tam universitetiniai, nėra tų žmonių, galvoju, kaip greitai, čia greitai susitvarkysiu aš viską. Ir žodžiu, ne, sako, mes šiandien tipo nebudim, turi važiuoti tą kitą. Nu, suskiepijo mane. Šitais turiu popieriukų visokių. Biškį užtrukau čia kokią valandą. Buvo ten pora irgi tokių, kur ten mirė žemėn. Viens kažkoks iškirstas gulėjo ten. Jokingai. Kiti ten šiaip kažkur nuvirtė, kojom išsuktom, išlaužytom. Tai aš čia atvažiavau realiai kaip iš vis. Kaip sveiks ir esu, vis yra okei, čia tik dėl to, kad nebūtų nesąmonių. Tai, žodžiu, dabar suleido 2 skiepus ir sakė, dar 5 reikės dabar nuo pasiutlygės susileidinėti. Aik, tu savo. Karočią. Dabar yra be 10:30-11. Pasijungiau appsą, galvoju, gal dar ką nors pravešiu tą progą. Gal iškris koks nors desertas už 6 eurus. Šiaip reik varyti kuro užsipilti. Kaip tik dabar, baigęs, šitais jau dega geltonas ir turėtų būti pigiai. Tai varau užsipilsiu kuro. Šiaip jau norėčiau ir namo varyti, valgyti noriu šiaip. Nu, žodžiu, dieną baigė su fanfarais. Jokingai biški. Klausė manęs tas gydytojas. Sako, o kieno tašo, kaip ten ką. Nu, suprantu, kad toks darbs jo, sakau, kažkokių degradų. Oho, sako, o tai skiepytas, neskiepytas. Sakau, sakė, skiepytas, sakau, bet man tas netinka, sakau. O kodėl, sakau? Tai jeigu sakė, tai viskas okei. Ne, sakau, draugai, baikit, jūs juokauti. Kažkokį, sakau, degradai, sakau, alkoholikai kažkokie, sakau, man pradės čia pasakoti, kas čia skiepytas, kas neskiepytas. Sakau, važiuojant, sakau, skiepėjomės tik tais. Ir viskas, nieko čia nežaisiu. Jo, paskui prasidės man čia naktį. Putos dripti iš burnos.
Nenoriu tokių vėjų, nes man reikia ką padaryti. Pabaigti challenge reikia. Va taip, va. Nu, įdomu, kokia čia ta kaina. Dabar bus už čia užsigaudęs. Euras 649. Tukšt. Euras šiam vienas. Eik, tu savo, kokia gera kaina. Oi, euras šiam vienas primesk. Čia žiauriai gera kaina. Aš nepamenu, kada pyliau už tokį gerą kainą. 7 eurai, 3,5 litrai. Gavau užsakymą 5 eurai. Važiuojam. Vienu žodžiu, antibiotikus geriam, skiepus leidžiamės, ko čia dar betrūksta iki pilnos laimės. O, braderis. Hello, kolega. Hello. How are you, my friend? Alhamdulillah. Good? What about you? Good. Look, I was delivering order Yeah. and dog came. Yeah. Look. You call police? No, it won't help. Okay. Good, yes. Well, delivery Everything good. is good. Yeah, I go to the hospital to make the vaccine because I don't know, is this dog vaccinated or no? But the thing is, I know that if a dog like bite you, Yeah. and you can call police, and they will pay you for this, Aye. because the person who own the dog, he need to control it. Uh-huh. So in this situation, you should call police, or you will get a fine for this. Okay. Thank you. Bye. A matėt, sutikau savo bičą. Sakau jam, žiūrėk, brolo, vežiau užsakymą ir žiūrėk, kas buvo, šuo, sakau, čiukšt. Tas, sako, skambink policijai. Sako, jie ten, sako, tau sumokės visai. Geras tas bičelis čia, patinka jisai man. Jaučiu, aš dar trečią kartą sutiksiu, sakysiu, kad tu veiki savaitgalį. Nesi užsiemęs. Lekam į švyturį. Šausim biškį aliuką. Taip įdomu, kuns papasakotų. Nes tik biškį šneka, tai man biškį sunku suprasti. Jis turi biškį lėčiau šnekėt. Lėčiau neskubėt niekur. Tada aš suprasiu. Geras dangus. Tai ką, paskaičiuojam vis dėlto, ką mes esam uždirbę, ką šiandien uždirbom ir kokia ta bendra kasa jau yra. Voltas šiandien 32,47 eurai, o žalias boltas 54,52 centai. Į rankas arbatos negavau nieko šiandien. Šiandien turim 86,99 eurus. Biški gaila iš tikrųjų, nes šiaip pirmoji dienos pusė įkrito visai neblogai viskas. Bet į antrą dienos pusę ir ypač į vakarą apsistojo tie užsakymai, realiai per valandą po vieną bei išveždavau ir kiek išėjo, tiek ir tas surinkom realiai. Aiškus, po to dar reikėjo biški čia pasitrankyti po tos prie mamosios, bet tai čia tiek to visas okei. Ir šiaip kažkas jau kelintą kartą manęs prašo, kad aš įkelčiau, kiek esu supylęs kuro jau, tipo parodyčiau, kiek išleidžiam kuro. Tai va, be jokių problemų, prašau. Birželio mėno iš vis yra 232,85 centai. Aiškus, reikėtų skaičiuoti be to paskutinio bako, kur 57 eurai, nes dabar užsipyliau naują baką. Ir su juo aš dar pririnksiu į tą kasą, tai teisingiausia būtų taip 232 minus 57. Realiai esam išleidę ant kuro 175. O šitą birželį iš viso esam surinkę 1129,39 centus. Tai, o ant kuro išleidom, skaičiuoti reikėtų, kad 175. Būtent vat šitą sumą, kad pasiekti, turėjau išleisti kuro 175 eurus. Ir man iš tikrųjų keli draugai dar irgi sako vieną dalyką. Sako, kodėl tu, sako, nepridedi tų eurų, kur tu gauni į rankas. Taigi, sako, irgi tus pinigus tu kaip ir uždirbi, tau atsiskaito, kaip už ten duoda tos arbatos, tai realiai tavo pinigai. Taigi, šiaip pagalvojau, kad jo, kodėl aš turėčiau jų nepriskaičiuoti. Tai kiek prisimenu, ne?
2 eurus paliko dėdė, tada į rankas davė. Tukšt. Moteris, kur vežiau užsakymą už 47 ir davė 53. Ir 80 centų liko, kai grynus ėmiau tenai. Kas dar? Ir daugiau atrodo nesugavęs. Tai, kardinaliai ar drastiškai nepasikeitė kasa, bet vis privalom dadėti tas, kas priklauso. Realiai yra ten 5,80 € minty, reikia atsiminti tą ir kitą dieną irgi pridėsim tos euriukus, kur žmonės duoda į rankas. O aš viskas varau namo, einu pavalgysiu dar greitai ir susigeriu vaistus ir šaunu miegot. O ryte iš ryto vėl iš naujo viską tą patį kartot. Jeigu žiūrit mano video, būkit geri, paspauskit tą like ant to video. O šiaip būkit dar geresni. Jeigu jūs žiūrit ir jeigu jums patinka, jeigu aš bent kiek sukeliu jums ten juoko ar džiaugsmą ar kažko, tai būkit geri, pasubscribinkit tą mano kanalą. Jūs man žiauriai padėtumėt. Ok, iki.